Kas YouTube. Šiandien aš jums pristatysiu modą, kurių tik ką neseniai naudojau, pristatydamas 2 statulos serijas. Tai jeigu norite peržvelgti, paliks apačioje. Štai yra jau keli daiktai jame ir viskas, aš vėliau bus viską paaiškinta. Štai turime kūjį, aš viską toj paaiškinsiu, pirmą projektus daiktus ir vėliau kaip daryti visas tas statulas ir taip toliau. Receptas yra 2 geležiniai aironai ir pagaliukai ir jūs gausite šitą. Aš turiu nepakankamą daiktų modą, dėl to aš galiu pažiūrėti. Jo, ir specialiai būna amžinai naktis. Palaukit. Gerai. Antras dalykas, kur jums reikės, yra paletė. Jis yra bet kokios spalvos mediena, rožės raudona, kurį gaunate arba iš raudonos tulpės, arba iš... vien neatsimenu, kaip vadinas. Kaktus green, kurį gaunate iškepę kaktusą. Ir lapis lazuli. Ir gaunate jūs paletę. Dar vienas daiktas yra šiaukiais, smygtukas, kuriam reikės 2 bet kokių medienos, 2 pagaliukai, 3 stiklo plokštės. Ir va, kaip jis atrodo, nežinau, kas čia atsitiko, bet jis užgličina ir va, jeigu tai paimi vidurinių, jis būna keistos. Ir jeigu jį atidarai, jis jau nebeužsidaro, tai yra gan mastaiviau bugas. Bet jame galite įdėti bet kokį, va, galima, jeigu norite daiktą. Dabar čia keistai atrodo, na, bet kaip paprastai paėmate jį, taip nieko nebūna, va, jis paprastai guli. Na, štai aš turiu pasieną įdėjęs emfą savo visame grožyje. Na, gerai, to jau palaukite, išmėsiu šitos daiktus. Na, štai va, aš jums pavaizduosiu, kaip visko nuo šitos dalykas reikia naudotis. Dėl netvarkos tenai šonuose. Jūs galite iš dalies naudoti bet kokius blokus, bet neskaitant kaip, pavyzdžiui, skrynios. Kai kurie galima daugumą blokų naudoti, kaip šitas statulas. Aš čia panaudosiu tik keliais pasitaikiusius. Svarbiausia, jūs tiesiog paspaudžiate, jeigu, pavyzdžiui, tai paspaudžiate, matote, ir va čia bus vaizdavimas, kaip jis atrodo. Va čia įrašote bet kokį vardą, aš bus paprastas kokias Steve'as. Va šitoje vietoje kontroliuojate rankas, šitoje jo vieną iš kojų. Na, šiaip taip nustatysiu. Čia jo galvą statote, kitą jo ranką, antrą jo koją, o čia yra visos jo kūnas. Įrašysiu, pavyzdžiui, gerai, štiks. Nežinau, kas tas ACDD, bet va. Va, jūs dar galite jam, jeigu pritupėte ir paspaudžiate, jis nusidažys originaliomis spalvomis, jeigu turit peletį. Bet jeigu taip, jūs galite jam duoti bet kokį daiktą, kurį jūs turite, nėra skirtumo, ar tai daiktas, galite jam be to dar šarvų. Ir va čia galite reguliuoti, kurioje pusėn žiūri tas daiktas. Kaip, jeigu matote dar tenai šone, jis keičia savo pozicijas. Jeigu taip, jie turi būti svarbiausia padėti 2 blokus bet kokius. Įdomu, kaip atrodyčiau aš. To jau. Mano bet toksai pavadinimas, jeigu pavyzdžiui nežinote. Jo, mano aš labai gerai matau. Spėjom, matote. Dabar jūs galite nustatyti kokiu norite. Na, seniai nebuvau su vienu žmogumi. Reikia man išmokti rašyti. Čia yra froščio. Visi kol kas žvalgui, va taip. Ir jums galite įduoti visokius daiktus. Aš čia paėmiau bet kokius blokus, dėl to, na, pavyzdžiui, bus frotas. Čia man mėgstamiausias youtuberis yra Denas TDM. Na, kaip matote, jūs galite bet kokius blokus, na, ne visus galima sakyti, svarbiausia, kad jie būtų tik atinkami, kad jas galima naudoti. Tai va. Va, čia būna išeina keistų. Jūs galite ne tik paprastų Minecraft modus, visus galite naudoti, kurios yra tik pasitaikę. Visus blokus iš kitų modų, kurios yra, viską galite naudoti. Na, šitą yra beveik, galima sakyti, viskas, ką šitas modas turi. Jei jums patiko šitą komentarai, palikite laiką ir galite subscribinkite. Na, palaukit, nueisiu prie pat savęs. Aš padėkoju, kad žiūrėjome. Va, dar kaip tik rašo, kad statula tai yra. Na, ačiū, kad žiūrėjote ir galite palikėti laiką ir subscribe, kad daugiau statulos video būtų. Ate.